Sveiki gyvi. Šiandieną bandysiu nufilmuoti, kaip aš gaminu skumbrę. Iš skumbrės galima pagaminti daug visokių patiekalų, bet man kažkaip labiausiai patinka skumbrė troškinta tomatų padaži. Šiandien aš turiu pasiruošęs 4 skumbrės. Jas aš išmesinėjau, išėmiau tą juodą plėvelę iš vidaus, kad neduotų kartumo. Reikės 2 morkų didelių, 4 svogūnų ir pertrintų tomatų. Aš šiuo atveju tai naudoju naminį padažą, kurį pasigaminau pats iš savo pomidorų. Galima naudoti ir šviežius pomidorus, paprasčiausiai nulupti odelį ir pertarkuoti juos. Čia kažkur tai yra apie litras to pomidorų padažo. Taip pat reikės juodųjų maltų pipirų, raudonosios paprikos saldžios, provansų žolelių mišinio, cukraus, druskos, aliejaus, aišku, laurų lapelių ir grūdeliais kvepiančiųjų bei juodųjų pipirų. Tai kągi, bandykime gaminti. Tai va, imame žuvį ir pjausim, tokiais va kažkur apie 3 cm gabalėliais, tokiais va stykiukais. Susidedam. Uodegas nupjaunam. Susidedam gražiai. Mes juos pasūdysim, pamarinuosim. Dabar pamarinuosim biškį juodųjų pipirų uždėsim. Biškį druskos. Daug dėsim, paskui bus ten. Kadangi mano tas pomidorų padažas šiek tiek yra sūrus, druskos ten yra dėtas. Apverčiam antrą pusę. Ir antrą pusę taip pat truputėlį pasūdam. Ir papipirinam. Ir visą šitą dabar dalyką paliksim kažkur tai kambario temperatūroje pusę valandos, kad pasimarinuotų. O po to, kol marinuosis, aš susipjausiu morkas ir svogūnus kubeliais smulkiai. Eisim į lauką purti kazaną ir darysim, viską gaminsime kazane.
Kubeliai jau kūrenasi. Kazanas užkaistas. Morkas susipjausiu kubeliais ir svogūnus susipjausiu smulkiais kubeliais. Jų nemažai yra, bet jie turėtų tam ištirpti. Nu kągi, pilame aliejų. Čia kažkur apie plius minus apie 200 gramų. Ir dabar tegul kaista. Tomai, 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 eik čia. Padėjau mano. Įkaitinam kaip visada aliejų. Įkaitus aliejų dedame svogūnus. Pasoju reikia pamaišyti. Reikia pasistengti svogūnui nesudeginti, nes kad nebūtų kartumo, nes skumbrė ir taip turi tokį šiokį tokį specifinį skonį. Na, tai praėjo kažkur 5 minutės ir svogūnai jau įgauna taip vadinamą aukštą spalvą. Dabar sudėsime morkas. Ir kepsime. Irgi panašiai. Būtinai visi užmetam malkų, palaikyti aukštą temperatūrą. Dabar reikia mums morkas karamelizuoti. Ilgai nereikia, kažkur apie 5 minutės, kad nepradėtų degti. Dabar supilsime raudonąją papriką. Ir dabar supilsime pomidorus. Dabar lapkričio vidurys. Atkurtai. Tai temperatūra lauke arti nulio. Labai daug garų. Nu ką, žiūriu kaip tirštumą. Nu, truputėlį biškį reikia vandens. Dar sudėsime dabar likusius prieskonius. Tai provanso žolelės va. Kažkur apie šaukštas. Sudėsim lauro lapą ir pipirus. Ir aišku, dabar reikia cukrų sudėti. Nu, cukrus jisai kaip skonio stipriklis. Vandens. Taip, kokį pusę litrą. O, toks.
Nu, kažkas panašaus turėtų būti. Ragaujame skonį. Kaip skaniai. Tos jaučiasi Provanso žolelė. Dabar druskos kaip ir užtenka, daugiau nedėsiu. Nes mano, kaip minėjau, tomato padažas yra. Jisai išėjo man truputėlį surokas. Dabar ugnį sumažinu. Sumažinu ugnį ir uždengsiu dangtį. Uždengsiu dangtį ir dabar apie 10 minučių ant silpnos ugnies pavirinsiu. Nu, praėjo jau 10 kažkur tai minučių ant vidutinės ugnies. Nu ir dabar jau sudėsime žuvį. Ir jau kaip gražiai. Pasuoju akiniai. Nieko nematau. Ir dabar sumetam žuvį. Tikiuosi skysčio pataikiau, užteks. Pasikviečiau šeimyną, atvažiuos, Anukytė, visi papietausim. Dabar gražiai prispausim, kad paskęstų visa žuvis. Uždėsim dangtį. Ir kažkur tai apie 20 minučių. O taip ant tokios silpnos ugnies patroškinsim. Kągi, praėjo 20 minučių laiką. Volia. Konservai kaip ir paruošti. Ojej. Lėkštė ryškiai per maža.
kągi, konservai kaip ir paruošti, dabar belieka paragauti. Žuvis labai gražiai išvirė, neišsileido. Pažiūrėsim, paragausim. Biškį padažus įdėkim. Anduinės esu daręs irgi labai skanu, bet kazanė daug kartų skaniau. Taip kad gaminkite gamtoje, gaminkite kazanę ir mėgaukitės skanių receptų. Iki sekančio susimatymo.